Tai reziumė kaina 25 000. Ką turim įdomų egzempliorių? Dodge Challenger 6.4. Jei neklystu 495 arklio galių, 23 metų, last callas. Tikras žvėris, kaip sakant, paskutinis modelis. Jau kitų nebeišeis šio varikliu. Galim trumpai apžvelgti, pažiūrėti, kas gero, ką turim. Turim 16 000 km, versta oda, vaizdas tikrai gražus, salonas realiai kaip naujas. Pasižiūrim, kas gero vyksta po kapotu. Ką matom? Challengeris, last callas. Švarus, gražus 6.4 variklis, realiai blizga, viskas kaip naujas. Kilometrais šneka pats už save. 16 000 yra nedaug. Ką, galim gal prasivažiuoti, sėdam. Garsas malonus. Jei teisingai pamenu, automobilio kaina buvo aukcione 11 100. Lietuvoje automobilio kaina su aukcionų, importo procedūrom ir visais kitais mokesčiais buvo 16 700. Į remontą buvo įdėta 9 000. Tai reziumė kaina 25 000, kaip 23 metų automobilių gan nebloga kaina. Rinkoje, kiek stebėjau, šiom dienom automobilių kainos Lietuvoje svyruoja tarp 34–36 000. Aišku, šis automobilis nėra pritaiktas Lietuvos rinkai, keliaus tikiu į Europą. Daug šansų, kad jo iškeliaus į Vokietiją. Tai ką pasirinktumėt jūs, amerikietišką muscle carą ar Toyota elektrinę?